prieš mirtį paaukojo bažnyčiai 82 hektarų žemės ir išreiškė valią, kad ant šitos žemės būtų pastatyta bažnyčia. Ir praktiškai iš šios valios stojo bažnyčia, gimė parapija ir atsirado, taip gimė mūsų Švedriškė. Marijos Leščiauskienės dabar paminklą 71 metais pastatė tuometinis kunigas amžinatilsį Antanas Juška. Pasistengė atiduoti duoklę po daugelio metų, pagerbdamas šitą moteriškę. Išliejo terasinį paminklą, išliejo lentą, kryžių padarė, bet pernai metais per audrą griuvo drebulė, atrodo, trenkė kryžiun ir papilą jų visą, sudaužė. Tai mes, žinodami, kad jubiliejus šiemet toks, negalėjom dabot ir sakam, reikia mums paimti ir padaryti moteriškiai rimtai, iš akmenį. Ir mes tada užsakėm, reiškia, akmeninį paminklą, palikom Juškos artefaktus, kurie buvo 71 metais pagaminti, tai memorinę lentą, Kristaus goreljefą ir išlaikėm kryžių. Tai čia yra iš ano laikmečio, o čia yra mūsų laikmečio paminklas padarytas Jakėnų kapinaičių senovinio apleistų stiliuje, kad jisai neišsišoktų niekaip. Tačiau parteryje mes įdėjom truputį kažką moderniau iš mūsų laikmečio. Reiškia, bet kadangi čia horizontas, jisai nešviečia, bendras vaizdas, jisai neiškrenta iš konteksto. Tai va tokį darbą mes padarėm Marijai Leščiauskienei. Galim. Tai iš tikrųjų už tuos visus tuos geradarius, už tuos švedraškiečius, kurie tiek jau metų, tas 90 metų rūpinasi tą bažnytėlę pastatytą ir tokių, kaip atsiranda Remigijų, kad su metais, kad vis kažkur tai atsiranda ir mes galim švęsti šventės. O kad iš tikrųjų būtų ir pagarba, ir Dievui malonė, tai dabar prašau kunigo Kęstučio, kur šiandien atstovauja vyskupą Joną Kaunecką, kad pašventytų tą mūsų atstatytą paminklą. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Viešpatie Jėzau, savo mirtimi ant kryžiaus nugalėjęs mirtį ir prisikėlimu sugrąžinęs žmonijai dvasinę gyvybę, palaimink šį kryžių ant krikščionių kapo pastatytą, o po juo besilčius palaikus prikelk garbingam amžinajam gyvenimui. To prašome tave, kuris gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Dieve tikinčių viltyje, nuoširdžiai meldžiame tave, palaimink šį paminklą, pastatytą mūsų brangių mirusių atminimui, o juos ir mus pakviesk į savo šventųjų draugiją. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Atvyks karalystė, laimės iš
pastebėjau, kad kilo tokia mintis, jog nežinau, ar aš čia pataikiau. Viskas taip išgražėja, viskas taip labai pasikeitė, labai papuošta, tikrai labai pasiruošta išvyka. Tikrai labai džiaugiuosi, dėkoju klebonui, kad pakvietė. Tai kartu švęsime šią ypatingą progą, dėkosime Dievui už visą tai, ką Jis mums per tuos metus suteikė. Ir žinoma, prašykime malonių, kad ir toliau Jis įdėtų, globotų ir teiktų mums tą vidinį džiaugsmą, vidinę ramybę, nepaisant tokių įvairiausių išbandymų, sunkumų, bet visada, kad išliktume tvirti, stiprūs. Maldaukime Viešpatį Dievą už visą pasaulį, kad visi žmonės būtume vieno kūrėjo ir Dievo vaikai, be rasės ir tautybės skirtumo, suprastų savo broliai seserys ir nuoširdžiai siektų Dievo karalystės, nes yra taika ir džiaugsmo šventojoje dvasioje. Povilai Pilypai, šiuo patepimu priimk šventosios dvasios dovanas. Ramybė tau. Kristina Sofija, šiuo patepimu priimk šventosios dvasios dovanas. Ramybė tau.
Saloko, Švedriškės ir visų choriukų, kuriuose pas mus yra 30 žmonių vardu, norim pasakyti, kad mūsų klebonui kartais labai liūdna, kai mes iš Švedriškės atvažiuojam ir būnat jūs tik 2, o mes 7. Tai vat ir prašom, jūs nepamirškit ir per sniego pusnis, nepamirškit ir iš toliau, nepamirškit ir per kiekvienus atlaidus, ir per Jonines, ir per roką, kad čia jūsų šaknys, jūsų tėviškė. Mūsų choruose gieda grinai, kiekvienas yra iš savo krašto žmogus. Todėl mes gal iš širdies šilumos ir sukaitinom šitas darželių gėlės, kiekvieno darželio savo pririnkom. Ir sveikinam jūs nuoširdžiai. 90 jinai labai šauni, puiki bažnyčia, tik joje trūksta gyvybės. Taigi, rinkimės dažniau, nepamirškim, nepatingėkim, sekmadienis yra švęsti ir ne tik ant pečiaus, bet mūsų mieloj bažnyčioje. Tikrai labai nori, kad mes dalyvautume jo svajonių išsipildymą. Be mūsų jis nelabai ką gali. Taigi dalyvaukime tuose Dievo svajonėse, kad jos išsipildytų, kad jos tikrai neštų dieviškus dalykus. Ne fantazijose, bet svajonėse. Dievo svajonė yra vienintelė, pati svarbiausia ir didingiausia, tai yra tas žmogaus gyvenimo pilnatvė. Tiek žemiškasis gyvenimas, tiek amžinybė. Taigi toliau bendradarbiaukime ir Dievas visada sukuria tokias nenumatytas, dažnai mūsų jėgas pranokstančias patirtis. Tai ir sakau, iki susitikimo. Šiandieną mūsų lauks svečių sveikinimai, koncertas, edukacijos, kermošininkai, labai įdomios veiklos, na ir žinoma vaišės. Kviečiame tarti sveikinimo žodį bendruomenės pirmininką Petrą Juodką. Būkit pasveikinti atvykę į Švento Roko atlaidus. Švedriškiai, nes Šventas Rokas, man atrodo, buvo keliautojų globėjas, atkeliavę į mūsų mažą, jaukę bažnytėlę, kuri jau štai 60 metų yra kultūros ir dvasinis židinys, ir kuri veda mus visus į Dievo gailestingumą. Bendruomenė mūsų nėra skaitlinga, yra maža, bet yra tokių žmonių, vulkanų, kaip mūsų architektas Kazlauskas, dar keletas narių, kurie nestyksta vietoje, kurie viską daro, to anksčiau nebuvo, tai tikriausiai, man atrodo, Dievo pirštas. Nežinomi Viešpaties keliai, man atrodo, ten iš Izaijo pranašystės ar eilutė yra: Viešpatie, tu mūsų tėvas, mes molis, o tu mūsų puodžius. Tai kai dirbo Remigijus darbus tuos, kurie reikėjo mums, kurie reikėjo nudirbti, žiūrėkit, kokie gražūs kryžiai. Koks gražus koplytstulpis, koks mūsų geradarės
kapas Jakėnų kapinėse. Koks pavasarininkų kryžius gražus. Tai čia buvo tokia veikla, kuri palieka gilų pėdsaką mumyse visoje parapijoje, kuri prikelia parapiją. Nes grožis, sako, kas geriau, funkcionalumas ar grožis. Čia teko girdėti tokią mintį mažosios studijos laidoje. Tai Liujisas toks yra, buvo teologas, sako, pirmiausia grožis, o paskui iš viso grožio kyla visi kiti dalykai. Švedriškės bendruomenė labai dėkoja Ignalinos rajono merui Laimučiui Ragaišiui, savivaldybės administracijai, nes mes pernai parašėm projektą, jį aprobavo ir iš to projekto lėšomis mes atnaujinome ir Baltąjį kryžių, ir va tą gražų į koplytstulpį. Šiemet irgi parašėm projektą ir vėl jis mums praėjo, buvo duotas, tai Marijos Leščiauskienės kapo sutvarkymas. Ir vėl Ignalinos rajono savivaldybė. Aš dar kartą sakau, nežinomi Viešpaties keliai. Kitas dalykas, tai dar mes norėtum padėkoti Ignalinos rajono kultūros centrui, jo direktoriai Astai Raginytei. Jinai matyt supras, kodėl aš sakau jos pavardę mergautinė. Mes tai paliksim paslaptyje. Taip pat arčiausiai mūsų valdžiai Kazytiškio seniūnijai, kuri visuomet mums padeda. Štai čia seniūnas Kazytiškios Drąsutis Jelinskas, kurie, kai mums trūksta jėgų, jie visuomet su mumis. Dėkui visiems, dėkui mūsų bendruomenės moterims, darbščiosioms bitėms, kurių darbas dažnai nematomas, bet jos dirba tą darbą. Jos arba savo malda, arba savo tais kasdieniais darbeliais mažais, kurie daug reikalauja jėgų. Aš savo žmonos nematau per dienas per šitą šventę. Nežinau, kur ji dingsta, kada pareina. Dėkoju visiems kraštiečiams čia susirinkusiems. Visi džiaukime, sako, kai sutinki Dievo pripildytą žmogų, šokteli kažkas tavyje. Kaip pavyzdžiui Elžbietoje šoktelėjo kūdikis, sutikus Mariją. Tai va, aš noriu, man norėtųsi, kad kiekviename iš mūsų šiandien šito kermošiaus metu kažkas šokinėtų, sieloj, dvasioj, kūne. Ačiū visiems jums. Pasižiūrėkim dabar į šitą kryžių, jis toks gražus, jis naujas, toks nebuvo pavasarininkų. Jo restauravimą rėmė Lietuvos šaulių sąjunga. Vilniaus ir Ignalinos skyriai. Pagerbkime šitą kryžių, pabandykim pagerbti. Jam irgi tiek pat, 90 metų. O mes dar kartą paplokime Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos mokiniui, trimitininkui Dominykui Navioniui. O dabar į sceną noriu pakviesti, taigi tikrai žinoma, Švedriškės krašto sūnų, krikštytą Švedriškės bažnyčioje, didžiąją savo gyvenimo dalį, atidavusiam miškininkystei Rimantui Klimui. Ačiū. Tikrai nesumelavo šitoj bažnytėlėje, esu pakrikštytas, Gurauskas mane pavadino Jonu Rimantu, ir tapau krikščionimi. Tai matot, metų jau gabalas. Bet ne apie tai.
Gerbėmieji, manau, kiekvienas čia esantis džiaugiasi, kad tokia gausybė žmonių susirinko, viskas vyksta sklandžiai, daug sumanimų, dar prieš akis koncertai, dainos ir panašiai. Vienu žodžiu, milžiniškas darbas ir tikrai jau aš nuo savęs asmeniškai tai didžiulę padėką reiškiu tiems organizatoriams, darbininkams ir sumanytojams. Bet dar irgi ne apie tai. Poetas, didysis mūsų poetas Dainius Justinas Marcinkevičius kažkada mokė mūsų tautą ištart žodį Lietuva. Atrodytų keista šiandien, kaip tai reikėjo mokyti, kodėl visigi žinojo, kas yra Lietuva, kur jinai yra, bet pasirodo, kad piktosios pasaulio jėgos per keletą šimtmečių padarė didžiulį juodą darbą, kad Lietuvos vardas praktiškai buvo ištrintas iš visų žemėlapių ir taip toliau. Bet jisai, Lietuvos vardas, liko gyvas paprastų kaimo žmonių širdyse, gyvas liko jų tikėjime, gyvas liko širdyse nuo kūdikėlio iki senelio. Kažkokį atgimimo ženklą ir darbus padarėme ir mes kažkada miškininkai Vilniaus, surinkdami šito krašto dainas, melodijas, pasakojimus. Čia ansamblis Nalšekelis kartus yra buvęs ir taip toliau. Čia buvo daug gražių renginių, ne tokių masiškų, bet nuoširdžių. 87 metais čia pirmąsyk Švedriškėnai sugiedojo tautos giesmę, kuri sukėlė daug susirūpinimo to meto vadovams. Taigi, gerbėmieji, aišku, dar čia kalbų jūs išgirsite puikių, gražių ir paruoštų, mano stikiška kalba, bet jinai nuoširdi ir džiaugiuosi su jumis susitikęs. Dar noriu pasakyti, kad galbūt pavyks man jums padainuoti vieną dainą, kurią žodžiusiai ir muziką ir melodiją sukūrė puskunigis Leonas, garsusis kanklių tėvas, kaip jį vadina. Tai vieną tų dainų pabandysiu jums išpildyti. Ir žinoma, linkėsiu visiems, baigdamas savo kalbelę, geros sveikatos, geros nuotaikos. Lietuvos vardą dieną ir naktį laikykite savo širdyse, gerbkite jį ir skleiskite, kiek pajėgiate, kiek leidžia jūsų užimamos pareigos per visą mūsų gražų pasaulį. Kalnai,
norim pakviesti tarti sveikinimo žodį Lietuvos Respublikos Seimo narę Agnę Širinskienę. Mano ankstyviausi atsiminimai iš tikrųjų yra susijęs su šita vieta, nes buvo gilus sovietmetis ir aš šiandien būdama bažnyčioje bandžiau prisiminti, kurie tai metai buvo. Tai žinant, kad aš gimusi 75-ais, aš spėju, kad turėjo būti kažkur 86-7 metai, kada mane čia pradėjo seneliai vežti pas kunigą Jušką, nes reikėjo pirmos komunijos. Tai bažnyčia iš ties, kurią mes šiandien minim, praėjo didžiulį laikotarpį. Praėjo kelias okupacijas, dabar turi kitą vaidmenį laisvoji Lietuvoje, vėl būrė bendruomenė. Tos bendruomenės dėja, kad mažėja. Ir tikrai prisijungiu prie tų žodžių, kurie čia jau nuskambėjo, kad didinkim bendruomenės. Tai linkiu gražios šventės, dalintis bendrais prisiminimais, bendrauti su kaimynais, kurių ir aš čia sutinku, nes mano proseneliai gyveno Pratkūnų kaime. Ir Pratkūnų kaimas matyt tuo ypatingas, kad pusė, kuri čia arčiau Švedriškė, priklausė Švedriškės parapijai, kita dalis, kur arčiau prie keliuko, priklausė Salakui. Tai mano proseneliai buvo iš tų, kurie arčiau Švedriškės pusę gyveno. Tai dalinkime su kaimynais prisiminimais ir švęskime. Ir manau, kad po 10 metų susitiksime tą labai gražų jubiliejų, kuris yra 100-mečio jubiliejaus. Tai gražios dienos visiems, gražių prisiminimų ir to tvirto bendruomenės kūrimo, kuris tikrai mums yra labai reikalingas. Sveikinimo žodį kviečiame Ignalinos rajono savivaldybės merą Laimutį Ragaišį. Iš ties istorija bažnyčios 90 metų, bet aš manau, kad jos istorija ilgesnė yra. Nuo sugalvojimo ją pastatyti iki pastatymo irgi truko laiko. Ir tas brendimo laikotarpis ir ponios Marijos Lešinskienės pagalba Fundacija Žemėj ir visos turbūt čia gyvenančių žmonių parapiečių formavimas naujos parapijos, tai buvo bendras ilgas reikalas. Tuometinė Lietuvos Respublikos vyriausybė, valstybė prisidėjo prie naujos parapijos formavimo, kadangi jūs čia buvot parubežiniai. Visai netoli už kelių kilometrų buvo Lietuvos-Lenkijos demarkacinė linija ir Lietuvos jauna valstybė stengiasi pakraščius sustiprinti, parodyti pilietiškumą, parodyti valstybingumą, parodyti valstybės stiprumą. Prabėgo daug metų, jūsų čia vietinių tikrai sumažėjo, bet šiandien diena rodo, kad tų žmonių, kurie turi šaknis Švedriškės krašte, yra labai gausu. Aš labai palaikau Rimanto kunigo žodžius, kad bendruomenės pirmininkui reikia tam atveju labai sunkiai traukti. Kiti botagėlių, žodelių, masina davai, bet aš labai palinkėčiau visai bendruomeniai Švedriškės. Nejodyti vieną bendruomenės pirmininką, bet visi prisidėtų prie bendro darbo. Iš 9 marškinių po siūlui 10 marškiniai. Tai yra bendrystės, galybės, stiprybės simbolis. Aš jums visiems linkiu ir klebonui linkiu, kad tokie šventės vyktų ne kas 10 metų, kas met vyktų, dar stipresnės, kad dar labiau trauktų tuos žmonės, kurie yra iš čia išėję, kad jūs neužmirštų savo šaknų. Ir dar palinkėčiau, mes visi daugumą esam čia žilstelėję, pliktelėję jau. Labai norėtųsi, kad šitą gražią tradiciją, ką darė bendruomenė, ką daro kunigas, jinai ateitų jaunimą. Kad čia ateitų jaunimas, kad mes galėtum perduoti savo patirtį, išmintį, tikėjimą žodį, istorinį žodį jaunimui, kad būtų mūsų darbų tąsa. Jeigu jo nėra, labai neverta čia mums priešintis. Šitie Petrai, šitie. Tai aš jums visiems linkiu bendrystės, susitelkimo ir gražių darbų. Nuo savęs, nuo savivaldybės administracijos aš turiu dovaną. Labą dieną. Nuo savivaldybės vardu jūsų gražios bažnyčios jubiliejaus proga turim tokią mažą dovanėlę. Aš tikiuosi jūsų ir jūsų rankos ras tinkamą vietą ir tinkamą panaudojimą pagal paskirtį. Ten yra dar gražų žodžiai rašyti, bet aš jau dabar dėl laiko stokos ir saulės kaitros neskaitysiu.
Greta to, aš turiu pareigojimus, nerašytinius iš Lietuvos Respublikos Seimo nario Gintauto Akindurio, kur šiandien dėl gausos renginių negalėjo pas jūs dalyvauti. Jisai perduoda mano žodžiais šitą raštą, ką aš iš esmės papasakojau. Aš jau neskaitysiu antrą sykį. Ir įduoda valstybingumo simbolį Lietuvos Respublikos vėliavą. Naudoti, disponuoti pagal paskirtį garbingai ir šlovingai. Ačiū visiems už suvėjimų, būkit sveiki drūti ir dažniau laikykit savo gimtinį. Ačiū. Daugeliškio, Palūšės ir atstovai atėjo pasveikinti su švente ir kviečiame atstovus bendruomenių. Jūs sveikinam su nuostabia švente, su bažnyčios jubiliejumi. Sveikina jūs Palūšės kaimo bendruomenė. Linkime jums pilno ramybės ir dvasios laiko, kad jūs su šypsena pradėtumėte kiekvieną dieną, kad su džiaugsmu eitumėte į įvairius rūpesčius ir jūsų laukiančius susitikimus, kad jums užtektų kantrybės ten, kur viskas atrodo sunku ir nepakeliama, kad visose jūsų keliuose jūs lydėtų gerasis angelas, kad saugotų jūs nuo visko, kas grėsminga ar kelia baimę, kad apsaugotų jūs nuo suklydimų ir skausmo. Būkite sveiki, laimingi, kūrybingi ir įteikiam bendruomeniai simbolinę dovaną nuo Palūšės kaimo bendruomenės. Palaikykit do. Taip pat Daugeliškio krašto bendruomenė sveikina Švedriškės bendruomenė, Švedriškės Santalka, už jų iniciatyvą, už tokią gražią šventę. Sveikinam, Petrai, tu esi jėga ir burk žmonės. Ir jeigu čia yra jaunų švedriškiečių, imkit iniciatyvą į savo rankas, nes Švedriškė vien tai, kad yra labai patogioje lokacinėje vietoje tarp 3 rajonų ir su tokiu kraštovaizdžiu turi klestėti ir minimum tai turi būti turizmo informacijos centras, turizmo trauka, atgaivinta mokykla ir įvairių veiklų. O mes dovanojam ką. Nu, atsargiai rodom. Biški, truputį reikia pakreipti. Ačiū labai, Petrai. Ačiū labai Daugeliškio socialinių dirbtuvių darbuotojams. Jūs esat patys didžiausi čia ir patys gražiausi. Dabar noriu pakviesti viešinę, vienintelę ir nepakartojamą Švedriškės kultūros namų darbuotoją Violetą Trečiokaitę Mičiulienę. Šita vieta yra ypatinga. Nes ji mane užgrūdino. Mane užgrūdino taip, kad aš po to nieko nebebijojau. Niekas manęs nebeišgąsdino. Šita vieta buvo kaip Bermudų trikampis. Mano kultūros namai, kapinės, už kurių miškas, kuris mane matino, ir bažnyčia, į kurią man komjaunimo sekretorius liepė eiti sekmadieniais, klausyti, ką sako faktiškai kunigėlis mažesnis, kokį 0,5 metrų už mane, ir skųsti jį. Ir aš pasakiau, kad aš negaliu skųsti, nes nemelavau, aš sakau, aš nekrikštita, manęs neįleis į bažnyčią. O sako, o kaip jie patikrins, kad tu nekrikštita? Sakau, jie žinokit iš akių mato. Ir atsimenu, kai pirmą kartą atvažiavus, aš pamačiau šituo keliu, kuris buvo žviruotas, važiuojant vaiką ant motociklo su lopšeliu, kuris buvo užsidėjęs odinės pirštinės beveik iki pažastų, ir 0,5 kilometro iki posūkio ranką svirduliuodamas rodė posūkį. Ir aš vienai moteriškai sakau, kas tam vaikų leido važiuoti, sako, tu ką kvaila, sako, čia ne vaikas, čia mūsų klebonas. Ir kai jis pirmą kartą pakvietė mane į svečius, ir kai aš pamačiau jo priengį kokį 20-30 įvairių išmerų kaliošų, aš paklausė, kam, sako, čia savo purvinus batus paliekė, užsidedi kalešiokus, kokia tavo išmera, sakau, kad nežinau, sako, dėkis belė kokiuos ir tada gali užeiti. Tai buvo žmogus, kuris buvo toks šviesus,
toks gražus ir man tuo metu tikinčiai beveik, teisingas socialinė ir komunistinė ateitim, jisai išjudino šitą netikėjimo akmenį. Tai buvo vienas iš tų žmonių, kurie man papasakojo apie tai, kas yra tikrosios gyvenimo vertybės. Švedriškė buvo ta vieta, kurioje aš gyvenau pasakišką gyvenimą. Va, čia nebežinau, kur kontora buvo, kuriam name, šitam, jo. Čia, čia Dieve mano, kas čia, o ko tik čia nebuvo. Čia man turėdavo mokėti atlyginimą, bet aš eidavau peškom į Kazytiškį kelis kilometrus per mišką, o ten atėjus pasirodo, jie irgi gaudavo atlyginimą, jie baliavodavo užsirakinę ir aš pastovėdavau, pabelsdavau, pažiūrėdavau, kaip jie šoka ir pareidavau namo. Tuo labiau, kad čia mane maitino už dyką, todėl kad prie kultūros namų buvo didžiulė palapinė ir mano draugė virtuvės vedėja duodavo kartu su kolūkiečiais valgyti. Man padėjo kultūros namus įrengti Tarybų sąjungos visų tautų atstovai, uzbekai, azerbaidžianietis, kurio atsimenu vardas buvo Gamlet, kuris ateidavo į bažnyčią sekmadieniais, šanėlis iki žemės ir eidavo kokius 5 ratus apie bažnyčią. Ir aš po to pripuldavau babutę, žiūrėdavau, nebei kleboną o jis ratai suka. Sakau, ko tu ieškai, sako, o kur čia yra žvakutės, kurias galima uždegti? Sakau, čia kitas tikėjimas, sako, dzin jūsų kitas tikėjimas, Dievas vienas, kur žvakutės? Šitie visi man įspūdžiai. Čia aš pastačiau pirmąjį savo gyvenimą spektaklį, apie kurį galėčiau pasakoti 3 paras, Valius ir reikia Alekso. Čia aš gaudžiau ungurius, po to vežiau į Vilnių pas savo draugą į restoraną ir už 15 rublių pardavinėdavau po vieną gabaliuką. Dieve, kiek aš turėjau tada pinigų. Nieks, gal kolūkio pirmininkas turėjo. Kai aš galėjau leisti, kai ateina ir pasako, mes važiuojam į Aziją, Uzbekistaną mėnesį, nori važiuoti? Sakau, noriu, išvažiavau. Ir tai buvo tokios patirtis, tie žmonės, jie ypatingi. Čia iš tikrųjų aš galvoju, galbūt tai, kad yra miškai, kad yra ežerai, kai tu galėdavai sau leisti pabėgti nuo pasaulio, pasimti valtį ir išvažiuoti į salą ir ten sėdėti savaitę, kol pas tave atplaukdavo pacanai, sakydavo, būk žmogus, šeštadienį šokiai, parplauk. Parplaukdavo, kas iš to 40 iš Utenos atvažiuoja su muškietais, 30 iš Ignalinos ir muštynės. Aš sakydavau, muškitės tik tai laukia. Išeidavau, atsistodavau ant taburetės iš šeimininko, iš Danutės pasimdavau tokį peilį, sakau, pirmas, kas prieis, papjausiu. Jie paima su taburetė mane nuneša ir mušasi toliau. Čia buvo tiek gražių dalykų, kuriuos prisiminus kartais aš sudrebu, kai sudrebu, taip ir prisimenu. O jeigu sąžiningai, Švedriškė yra ta vieta, kurioje aš pradėjau suprasti, kad nesvarbu, kur tu esi, svarbiausia, koks tu esi žmogus. Ir ši vieta ypatinga. Ir šiandien kiek prie manęs priejo žmonių, jie mane atsimena ir aš esu labai laiminga, nes aš esu dalis šios vietos. Kaip yra, šita vieta yra dalis visų jūsų, netgi tų, kurie atvažiavo šiandien tik tai smalsumo vedini. Ignalinskas kraštas neaugi, jis yra ypatingas. Ir kai pirmą kartą išgirdau, kaip man pasakė šeimininkė, kalbėk protingai, nes jeigu būsi durnas, tai ir tavo utarka bus durna. Tai va, linkiu šiandien gražių jums įspūdžių, susitikti su visais žmonėmis, kurių seniai nematėt, susipažinti su visais tais, su kuriais norėtumėt pasikalbėti ir galiu pasakyti paprasčiausiai. Mylėkit, gerbkit vieni kitus ir bendraukit, nes to labiausiai mums trūksna. O visiems linkiu ko? Laimės. O kas yra laimė? Laimė yra gera sveikata ir prasta atmintis. Būkit laimingi. Ačiū. Ačiū Violetai. Violeta, nepadėkit, dar norim įteikti ir suvenyrų. Gerai, ačiū. Ačiū, nesitikėjau, tai? Švedriškės bažnyčios istorija neatsiejama nuo mokyklos istorijos. Šiandieną šventės proga senoji mokykla atvira visiems. Parapijietės Janina, Staselė ir jūs pasistengė, kad jūs
Prisiminimų vedini šiandieną galėsite aplankyti senąją Švedriškės mokyklą. Mokyklos koridoriaus sienas puošia amžinatilsį Jono Biržinio nuotraukų paroda. Tai pirma mano auklėtoja buvo Zuzana Stankauskienė, bet vienas buvau, antroji klasėje vienas buvau. Čia buvo klasės, suolai, tai čia pirma, antra, trečia klasės, tai visos buvo, tai reiškia, turiu nuo pirmos klasės iki 8 klasės visas pažymių knygutes namuose susidėjęs. Tai kai mokiaus 1, 2, 3 klasėje, tai pažymiai kiekvieną dieną buvo rašomi, nes kaip tavęs neklausau, kai Sarapiniškė jau man lengviau, 15-14 ar ten mokinių, nu tai jau neklaus, ir ten nerašinės tų, nugi pažymių. A čia kaip tik ateina, na ir viskas, kiekvieną dieną ir arba mokė, arba nemokė, arba 5-tukas, 4-tukas, 3-tukas, visokių pažymių. Tai va. Pagarba šioms moteriams, valiusioms patalpas nuo nešvaros, o atmintį nuo užmaršties. Kviečiame labai Staselę, Janiną ir Juzę. Ačiū Staselė jums labai, Juzė, Janina. Dar nepabėgti. Ir dar šiandieną turime neeilinę progą. Norime pakviesti ilgametę Švedriškės mokyklos mokytoją Zuzaną Stankauskienę, vienmetę su Švedriškės bažnyčia ir šiemet, gegužės 19 dieną, atšventusią 90 metų jubiliejų. Norime įteikti jums medalį šiai progai skirtą ir meduolį. Ačiū jums, Zuzana Stankauskienė. Tikrai noriu visus pasveikinti su gražiu jubiliejum bažnyčios ir taip pat šiandien turim irgi 90 metų, tai bendramžys mūsų bažnyčios. Tai sveikinam ir linkiu jum geros šventės, gero pasibuvimo, būkite visi kartu. Švedriškėje per didžiuosius Švento Roko atlaidus apsilankė keliauninkai iš Palangos kurorto. Kviečiame ansamblį Mėguva ir jos vadovė Zita Beniulaitytė. Ale kur tas peimau? Kur tas savens, juk tai žadėjai, manau, šiandieną kelti. Nu, į kur? Va, vizit benun patenu bėga. Peimenis vagis, kame jūsų avis, avis po peivą, patys po eivą, eiva šaka nulūža, peimo galva nutruka. Vieni piemenys, ne vieno avino. Jau nukerpau, vos spardės. Nu, dėkau. Dėkau, atidaug piekau, pieks patek pati katė. Dėkau, atidaug piekau, pieks pati katė. Dėkau, atidaug piekau, pieks pati katė. Nu, paveizėsiam, koks tos velgas ir. O čia tos veinas ir kojų papelvės. Tu žinok, reik nešti skalbtams busintas. Tu neskubėk, aišku, permrek. Išplauti, išdžiovinti, išpašinti. Nu kur dabar? Palauk. Jau turim išplautų, išdžiovintų. Nu, reik pašyti mums dabar. Atalkos reik
Nu, aišku, kad reikia. Akšėkit. Padėsit. Papešiuokit, pačiupinėkit, velnelį, papešiuokit. Imkim, papešiuokit. Šviesi naktis mėnesiena, eik bernelis kelių vienas. Dzingulė, dzingulė, dzingulioka, dzingulioka, o ha ha. Dzingulė, dzingulė, dzingulioka, dzingulioka, o ha ha. Ei, bernelis to kelelio, gal lavelė šalia kelio. Dzingulė, dzingulė, dzingulioka, dzingulioka, o ha ha. Dzingulė, dzingulė, dzingulioka, dzingulioka, o ha ha. Nu, nieko nebus. Su to pašimu. Rek vilką. O tu iš mešką. Atelės, po žaliosios lonkelės, nupėdėkės užtvaros, miškas savo deguos, aš to vilką nebijau, su pradžiaga palaidau. Va, a jūs gerdat? Kaip tada pašykluotos mašinas dirba? Nu, žinot, aš jums užduosiu mėsį. Kas tas bus? Kas atspės, tas gausė dovanų. O ko dabar nesakysiu? Sakysiu. Iš mišką parėjęs, stau trobo barzdą papūtęs, nu ar mergų ką pasiotis. Nu kas čia gal būtų? Nu kas čia suriš su velnelėm, su viskom, kas toks? Pasakė. Jau atspėjo, nereikia nekišės. Kristinėlį, daug tą moterišką aveis perų dovanų. Aveis perų. Mergelė mona, mergelė jaunoji, mergelė lelijėlė, ar tu pasiūsi man marškinėlius, be siūlų, be adatėlių. Nu tu veizėkis, nu juk nestepris, tuos tavo avina velnas, nu trūkinieka pasiotusis. Nu ką, panus gal netrūkinėti, jeigu siūla nešliktauti, visuomet trūkinės. Je, pasukau tu šliktaus. Nu ką apsukau? Reik paimti linų siemenų, išsiverti klejų, išliktauti. Nu akšenkit, kas turi plinų, akšenkit į tautą. Aš pasėjau žalią liną, ramtadryti žalią liną tram. Ir nurodo žalią liną, ramtadryti žalią liną tram. Ir nurodo žalią liną, ramtadryti žalią liną tram. Juk viskam rek, abrūsams rek, skuotertiems rek, paklodėms rek, o dar svarbiausia rek bevono išausti. Pie kokiai siūlo natį, rek gražių dažytų,
Kažvitėto. O dabar, kai jau įdausiu darbą jums. Rasti gali ponė ateit 6 žmonės, 3 poras. Nu ateikit, gausit dovanų, visko, akšenkit. Nu, akšenkit. O šukau, poreliam. 3 poras, ponė teisėlė. Supranta, tai prašau. Plona mergelė, plona vertė, nendrinių skaitelių dailiausi. Stop! Nu, viskas dabar. Kristinėlė, šiandien veizėk, kinų kamuolys didžiausias. Avies spirų, ne tų nukritusių, Palangos atvežtų. Ir dar ten tokie daug, ten mažiesiems vakams tų spirų, kanai tep gerą soką. Matot, kokia je najstra, i pri darba, i pri dainų, i pri visų muzikų. Dėkojame Palangos folkloro ansambliui Mėguva ir jos vadovei Zitai Baniulaitytei. Dėkojame Dominykui ir norime įteikti proginį meduolį ir medalį. Mes susikūrėm 2017 metais, dalyvavom 2 dainų šventėse, 2018 metais ir šiemet.
graži šventė, labai graži aplinka, labai gražūs žmonės, labai viskas taip gražiai išrikiuota, kad atrodo negali atsižiūrėti. Ačiū Jums visiems už Jūsų šypsenas, kurias mes matėm, nors mes dar ir tik tai pašokom vieną šokį. Norisi sveikinant Jūs perduoti tokį mažytį suvenyrą bendruomenės pirmininkiai arba organizatoriui. Pirmininkui, taip. Ой, заграйте мені коваля, коваля, коваль, коваля, через ножку маля, ой, Валя, ой, Валя, ковалиха на тако мири засміха, о-ха-ха, о-ха-ха, була в батька в Києві квартира, ай-яй-яй, продала за ті гроші, музики хороші, найняла, я найняла, музиченьки мої, ой, заграйте мені коваля, я коваля, коваль, коваля, через ножку маля, ой, Валя, ой, Валя, ковалиха на тако мири за сміха, о-ха-ха, о-ха-ха. То прийде жрицю понеділок, то підемо разом по барвінок, соловею в саду чарятьох. Та нареньочка Романка, сидівка в'яже Катерина, за Григорівську волина повагна водотяга. Ой, мама, любля гриця, гриць на конику вертиться, гриця, шапка далиця, ой, любля гриця, молодця. A jūs nenuveikite. Dėkui. Ačiū, ačiū. Jūs pastovėkite. Gerai, gerai. Gerbėmieji, puikiai padainavo moteris iš Ukrainos, nuostabus balsai, neįprasti gal mūsų ausiai, bet galingi, stiprus, malonus. O aš irgi domiuosi labai ukrainiečių dainomis ir nežinau, kaip čia seksis, esu truputį prikimęs, bet vieną pabandysiu tokią dainą. Mes jau kalbėjomės truputį, tai bet jis jums bus padovanoti su manimi. Ночь, яка місячна, ясна, зоряна, видно, кот голки збирай. Виді, коханая, працею зморена, хоч на хвилиночку гай. Виді, коханая, працею зморена, хоч на хвилиночку гай. Сядемо купості тут під калиною, і над панами я пан. Глянь, моя рибонька, з риблею хвилею, стелиться поле туман. Глянь, моя рибонька, з риблею хвилею, стелиться поле туман. Ты не лихайся, что змерзнешь, лебедонко, тепло ни вітру, ни хмар. Я пригорну тебе до свого серденька, а на палке жар.
я приверну тебе до свого серденька, а воно палке, як жар. Ты не лихайся, что могут подслухать тиху розмову твою. Ничка поклала, всех соном окутала, а не шелест снегою. Ничка поклала, всех соном окутала, а не шелест снегою. Перевести до Вардену, ніч, яка зойчезна, ясная зоряна, видно, хоть голки забирай. Выйди, коханая, працею заморена, хоч на хвилиночку гай. Выйди, коханая, працею заморена, хоч на хвилиночку гай. Dėkojame dainininkėm iš Ukrainos ansambliui Kalina. Senos dainos, geros dainos. Tyliai leidžia pavargusi saulė. Greičiau jinai leistus. Paskutiniai šešėliai dienos. Rodos viską pasaulyje pamiršiu. Bet tavęs mylimų niekada. Rodos viską pasaulyje pamiršiu. Bet tavęs mylimų niekada. Kelelis tolimas, kelelis artimas, širdelė vėl skaičiuoja žvaigždėles. Naktis palaimino mano gyvenimą, greiti žirgai mane namo parneš.